Kauno miestas XIX amžiaus viduryje buvo gubernijos centru, o nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu buvo lemta jam tapti šalies sostinė. Bravoro Wolfas Engelman savininkai vertino miesto bendruomenę, kurioje jie gyveno. Bravoro akcininkai buvo aktyvūs visuomenės veikėjai ir mecenatai. – 1930 metais valstybės mastu buvo susirūpinta Vytauto didžiojo iškilmių minėjimu ir didžiojo kunigaikščio atminimo įamžinimu. Greta kitų įmonių atsiliepusių į pirmųjų asmenų kvietimą prisidėti, atsiliepė ir Wolfas Engelman. Bravoras kartu su kitomis įmonėmis prisidėjo įrengiant laikinąjį Vytauto didžiojo paviljoną 1930-ųjų Lietuvos žemės ūkio ir pramonės parodoje Kaune. Vėliau Bravoras parėmė ir Vytauto didžiojo paminklo statybą Panemunėje. Beje, šiandien šis paminklas stovi miesto centre ir tapo neatsiejama Laisvės alėjos dalimi. Be to, lėšomis, kaip ir kitos įmonės, parėmė Vytauto didžiojo muziejaus statybas. Wolfas Engelman rėmė pradedančiuosius menininkus. Antai 1939 metais Bravoras kartu su kitomis firmomis parėmė Vytauto didžiojo universiteto choro kelionę į Jungtines Amerikos valstijas. Dalyvaudami įvairių visuomeninių ir labdaros organizacijų veikloje, jie rėmė mokslo siekusius nepasiturinčius vaikus, aukštojo mokslo siekusius jaunuolius.